Kelk sėdmenis. 42 kortelė. Dažnai nuo sėdimos padėties, nuo ilgo vaikščiojimo, nuo avalynės mūsų pėdos lankas, ką padaro, visą laiką būna susispaudęs. Ar tai mes bėgame, ar tai einame, ar tai tiesiog pasyviai vienoj padėti stovime. Pėdos lankas arba aktyviai darbuojas, arba kaip tik pasyviai. Esant plokščiapėdystei, ar esant kažkokiems niktelėjimas, kojų pakrypimas, žinai susidurėme tai, kad mūsų padėtis apačia visą laiką kintanti. Ir kojų padėtis, pirštukai dažniausiai stovi ir žiūri į išorę. Ką kviečiu šiandien padaryti? Sustiprinti ir sustabilizuoti savo kojų apačią. Ko mums reikės? Tai tiesiog, jeigu esate šiandien su avalynė, su batais, likite su ją. Jeigu esate be avalynės ar gebate ir turite laiko nusimauti ją, patogiai įsipatoginkite ir pagalvokite tai, kad esate savo, kas su avalynė, kad esate patogiai, tvirtai, stabiliai, pirštukai užkelti ir atliekate tiesiog kulniuką pakelimą. Kulniuką pakelimą. Kulniuką užfiksuojam, nuleidžiam. Kulniuką užfiksuojam, pakeliam, nuleidžiam. Užfiksuojam, pakeliam, nuleidžiam. Pakeliam, užfiksuojam, nuleidžiam. Dabar tiesiog šiek tiek duodat rotaciją. Ne atgal, o į priekį. O į priekį. O į priekį. Ir šiek tiek paaktyvinam greitį. Atliekam judesį ne iš kelio, o iš pėdos lanko. Iš pėdos lanko. Ir nepamirštam kvėpuoti, sustabilizuojam vienoje linijoje savo kūno padėtį, savo stuburiuką ir taip atliekam 10-40 kartų pagal savo galimybės. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kelk sėdmenis.